Sparnuoti pokalbiai. Labas, čia Justina Kuliešė ir jūs klausotės Lietuvos ornitologų draugijos tinklalaidės Sparnuoti pokalbiai. Pirmoji laidos tema – migruojantys paukščiai. Kodėl paukščiai migruoja, kaip jie įveikia ilgus atstumus ir su kokiais iššūkiais susiduria kelionėje. Atsakyti į šios klausimus nuvykau į Ventės rago ornitologinę stotį ir pakalbinau ornitologą Vytautą Eigirdą. Vytautas daugiau nei 10 metų dirba ir gyvena Ventės rage. Kasmet sužieduoja 10 000 paukščių, stebi jų kasdienybę, fiksuoja migracijos kelius. Tai mūsų tema yra migruojantys paukščiai ir šiandien norėčiau iš tikrųjų Vytauto paklausti kelių klausimų apie būtent migruojančius paukščius Ventės rage. Tai kuo ypatingas būtent šis laikotarpis Ventės rage yra? Ventės rage ruduo yra pats įspūdingiausias laikas paukščiam iš tikrųjų, nes būtent rudeninės migracijos metu pro Ventės ragą praskrenda labai didelis kiekiai paukščių ir jie ne tik kad praskrenda pas mus, bet ir nusileidžia, apsistoja, pabūna kažkiek laiko, nes Ventės ragas yra pusiasalis įlindęs į Kuršių marias, o paukščių migracija vyksta didžioji Baltijos jūros pakraščių, rytinių pakraščių ir paukščiai priskridę Klaipėdą įsiskiria į dvi dalis, didesnė dalis nuskrenda per Kuršių neriją, šiek tiek mažesnė atskrenda iki Ventės rago, bet čia stebėti ir paukščius yra gerokai geresnės sąlygos, kadangi paukščiai priskrenda žemės pakraštį realiai, aplinkui visur vanduo, jie nesiryžta kirsto vandens, leidžia pailsėti, pasimaitinti, nusileidžia ant žemės į krūmus ir galima labai daug rūšių skirtingų pamatyti ir būtent rudenės migracijos metu, nes čia geografiškai labai palankios paukščiams sąlygos. Kokias rūšis dažniausiai fiksuojate šiuo metu? Dažniausios tai aišku yra tos foninės rūšis šiuo metu, tai yra didžioji zylė, mėlynoji zylė, kregždžių nemažai būna, ypatingai vakarais leidžiasi nendrynus, ir kalnas kitų rūšių, bet jos gal ne tiek skaitlingos, kaip šitos paminėtos rūšis. Ar buvo retesnių kažkokių rūšių? Retesnių rūšių visada pasitaiko, viena kita, aišku, didelių kiekių niekada nebūna, nes jos yra retos rūšis, bet visada ir stengiamės ir paieškoti, ir į tinklus papuola, va čia paskutinė, kuri buvo tokia itin retų realiai, tai buvo indinė nendrinukė, tai čia buvo gal 5 tik stebėjimas Lietuvoje, tiksliau nestebėjimas, bet jinai pakliuvo į tinklus. Tai Ventės rage yra tokia specifika, kad mes ne tik stebim paukščius, bet ir gaudom. Ir neretai iš tikrųjų tų retų paukščių mes pagaunam tinkluose, o pamatyti, pavyzdžiui, būna kartais ganėtinai sudėtinga, nes kažkur krūmuose pamatyti apie čelindą ar kažkokią nendrinukę ar kažkokią kitą tą smulkų paukštį yra ganėtinai sudėtinga, jo labiau retai padaryti nuotrauką, tarkim, o į tinklus kartais papuola ir Ventės rage jau per istoriją visą, jau čia artėjom prie 100 metų Ventės ragui, kad būtų, tai iš tikrųjų yra pagauta ganėtinai nemažai ir naujų Lietuvai paukščių rūšių, tai vos ne kas metai vienas kitas ir ganėtinai retas paukštis papuola. Ar kažkokias tendencijas pastebite migracijos metu, daugiau mažėja, daugėja paukščių? Iš esmės daugumos paukščių, sakyčiau, gal net mažėja. Aišku, pas mus kiekiai pagaunami nemažėja, nes mes turim ir tinklų, tie tinklai tobulėja šiek tiek ir tos gaudimo vietas keičiam ir panašiai, tai tuos kiekius pagaunam panašius, bet jeigu taip žiūrint istoriškai, tai iš tikrųjų didžiosios daugumos smulkių paukščių kiekiai patys mažėja, net ir tie patys nendrinai, kur atrodo Lietuvoje tikrai nendrinų nesumažėjo, bet visokių nendrinukių, ežerinių nendrinukių, karklinių, mažųjų krakšlių, iš tikrųjų kiekiai gerokai mažesni, negu kad gaudydavo prieš, tarkim, 20-30 metų. Ir čia kartais net sudėtinga pasakyti, kodėl tas vyksta, bet matomai, aišku, viską reiktų spręsti ne vien apie kažkurią vieną vietovę, nes paukščiai vis tiek migruoja, ypatingai tos nendrinukės ar kiti vabzdžialesiai paukščiai, skrenda didelius atstumus ir galbūt žiemavietėse yra kažkokių problemų, ar ten ūkininkavimas kažkoks paintensyvėjo, ar kiti kažkokie dalykai, ar migracijos keliai iškilia pavojai ir iš tikrųjų didelės dalies paukščių kiekiai pačių populiacijų iš tikrųjų mažėja. Ir kiek per dieną maždaug sužieduojate šiuo metu migracijos metu? Sužieduojam čia pas mus Ventės rage, viskas labai priklauso nuo oro sąlygų iš tikrųjų, nes jeigu tinkamos krypties vėjas pasisuka, tai rugsėjo vidurys, spalio pabaiga, iki spalio vidurio tai maždaug būna tie didžiausi kiekiai paukščių, tai daugiausiai yra sužieduota per dieną virš 7000 paukščių čia prieš kelis metus, bet realiai dabar apie 1000, porą tūkstančių galima sugauti, bet va šiuo metu kaip tik keistas ruduo šiek tiek vyrauja rytų, šiaurės rytų vėjai, tai Ventės ragui tas
nėra palanku, nes tie smulkus paukščiai, kad lįstų į tinklus, jiem reikalingas priešinis vėjas ir kad šiek tiek paspaustų prie žemės, nes jeigu vėjo visai nėra, paukščiai ganėtinai aukštai skrenda, bet va jie kaip tik kyla prieš vėją ir kad skristų į tinklus, mums reikalingas pietvakarių krypties vėjas. Tai dabar jau kokią savaitę ilgiau vėjas yra netinkamos krypties, tai mes pagaunam šiek tiek mažiau, iki 1000 paukščių paprastai per dieną, bet jeigu atsisuktų pietvakarių krypties vėjas, manau, po kelis tūkstančius galimai įkliūtų į tinklus. Kada geriausias laikas būtų atvykti stebėti? Tai va, į Ventės rage pirmas dalykas, kaip sakiau, reikia sekti orus, nes jeigu tik tinkamos oro sąlygos, tada čia būtų kalnai paukščių ir, kaip minėjau, rugsėjo vidurys, spalio pradžia yra pats tinkamiausias metas Ventės rage stebėti paukščius. Aišku, ten spalio gal pabaigoje yra šiek tiek didesnė tikimybė retesnių kažkokių paukščių pamatyti, nes ten visokios geltonbruvės pečialindos, mažosios nykštukinės pečialindos, ir šiaip visokių retesnių šiek tiek paukščių pasitaiko, bet jau ir šiuo metu galima tikrai bandyti dairytis ir jau paukščių kiekiai tikrai nemaži, kaip minėjau, dėl šito vėjo krypties ne visai tinkamos, jie į tinklus nelenda, bet paukščių tikrai yra gausybė, pilni krūmai ir yra tikrai jau ir šiuo metu ką stebėti, bet nuo rugsėjo vidurio iki spalio vidurio tas pats tinkamiausias metas yra Ventės rage būtent stebėti paukščius. O laikas koks būtų? Laikas, tai aišku, paukščiai didžioji dalis aktyvesni yra rytiniam valandom, tai būna, kad iš ryto didžiulė migracija vyksta ir ten skaičiuoja 100 000 praskrendančių paukščių, o po pietų iš vis nurimsta ir toks kaip štilis būna, nes paukščiams siesta prasideda, jie ilsis kažkur krūmuose sulindę, tai gerokai mažiau būna paukščių, tai rytinės valandos iš tikrųjų nuo saulėtekio realiai iki pietų būna toks aktyviausias, tai daugiausiai paukščių galima matyti, bet aišku, kai jau įsivažiuoja, jeigu būtų tinkamos krypties vėjas ir įsivažiuoja migracija, tai nuo pat ryto iki pat vakaro kartais būna ir kartais būna mes savo rytinę kavą einam gerti tik tai vakare, nes būna pilni tinklai paukščių, net nėra kada namo pareiti, tai būna kartais tokių dienų, jeigu atsisuka tinkamos krypties vėjas, bet jau net jeigu ir vėjo kryptis yra paprasta realiai, tai paukščių vis tiek krūmuose visur galima pamatyti, nes jie čia visur trinasi aplinkui iš tikrųjų. Tai dabar taip tiksliau apie migraciją, tai kada būtent prasideda paukščių migracija? Paukščių migracija, galima sakyti, jinai neprasideda niekada, nes jinai visada vyksta. Net ir žiemos metu paukščiai šiek tiek juda, jeigu šiek tiek atšala oras, tarkim, tai jie skrenda šiek tiek pastraukia piečiau, jeigu oras šiltesnis, jie grįžta, pavyzdžiui, esam siųstuvais pažymėję keletą pilkųjų žąsų, kurie yra netolimieji migrantai, tokie vadinami, tai jos kartais žiemos metu netgi kelis kartus grįžta pažiūrėti, ar jų perėjimo vietose dar nenutirpo sniegas ir jos toks judėjimas šioks toks vyksta, bet tie, kur tolimieji migrantai, galima sakyti, ten kokie vabzdžialesiai paukščiai, tai realiai, nežinau, rugpjūčio pabaigoje pradeda, kai jauniklius užaugina realiai paukščiai ir pajuda šiek tiek. Toks gal geriausias pavyzdys yra baltasis gandras, kur žmonės visi pažįsta, tai gandro diena yra rugpjūčio 24-25, dabar jau bijau pameluoti, nes čia viena grįžimo, kita išskridimo, tai žmonės jau šiai dienai iš tikrųjų, šiem metam realiai, tai jau didžioji dalis gandro skridimo dienai buvo įskridę ir tie tolimieji migrantai, jie paprastai turi savo vidinius tokius laikrodukus, jeigu užaugina jauniklius, jiem jau nėra reikalo ko laukti, nors atrodo, dabar paskutiniu metu rudenys būna tokie ganėtinai šilti, rugsėjo vidury ten vos net 30 laipsnių būna, atrodo, tas gandras puikiausiai dar galėtų pas mus būti, bet kadangi jiem reikia nuskristi ne tik į Afrikos, kai kurie keliauja ne tik į Pietų Afrikos, tai jie tikrai nelaukia, kol čia oras atšals, nes jeigu atšals oras pas mus, tai gal migracijos kelyje jau bus kažkur ir sniego ir panašiai, tai jie turi savo tą laikroduką, užaugino jauniklius, nėra ko laukti, kyla ir skrenda. Tai šiemet siųstuvais irgi esam pažymėję keliolika gandrų, tai didžioji dalis rugpjūčio 8 dieną, rugpjūčio 8-9, tom dienom realiai pakilo ir išskrido. Tai jau gandro dienai, kai kurie buvo net Afriką pasiekę. Tai jeigu tokį gandrą kaip pavyzdį, bet kai kiti paukščiai, tarkim varnėnai, jie yra vieni pirmųjų migrantų, tai jie vasaros pradžioje jau pradeda rudeninę migraciją. Irgi jaunikliai išsirita, užauga ir jiem nėra ko laukti ir jie didžiuliais būriais keliauja. Tai žmonės kartais pergyvena, kad mūsų, sako, nekelsiu inkilų varnėnam, nes mūsų uogas nulės. Tai mes kaip juokaujam, mūsų uogų mūsiškiai varnėnai nebelėsa, tai galima drąsiai kelti inkilus ir mūsiškiai varnėnai jau kažkur pietuose mėgaujasi uogom. O pas mus, aišku, sako, bet pas mus irgi atskrenda varnėnai ir nulėsa uogas. Tai mūsų uogas dažniausiai jau nulėsa iš šiauriau atskridę paukščiai, kurie jau irgi migruoja, pradeda gal panašių metų, bet kol iki mūsų atskrenda, tik tada dar uogos prinauksta, o mūsiškiai galbūt kažkokiom vynuogėm Italijoje vaišinasi tuo metu.
O pas mus kas atmigruoja? O pas mus iš esmės tai Lietuva irgi kai kuriem paukščiam yra jau šiltieji kraštai, nes žiemos metu galima pamatyti tokių paukščių kaip čimčiakai, svirbeliai, tai tokie žmonėm kartais būna nelabai girdėti paukščiai, bet jie jau yra perintis kažkur šiaurėje, gerokai kur šaltesnis klimatas ir jeigu ten pašalo oras, tai jie masiškai užplūsta į mūsų kraštus. Aišku, net ir tos pačios zylės, žmonės sako, o kam jūs žieduojat zylės, jos niekur neįskrenda, bet didžioji dalis Lietuvos zylių, nebūtinai Lietuvos, aišku, bet didžioji dalis zylių pasitraukia piečiau šiek tiek ir pas mus atskrenda jau šiaurietės, kurios labiau prisigrūdinę ir jom jau pas mus realiai kaip šilti kraštai. Aišku, nebūtinai čia kaip taisyklė, nes paukščiai neturi jokių taisyklių realiai, tai kai kurie paukščiai, jeigu randa tinkamą vietą perėjimui, tarkim, arba ten kažkokiais lesyklą gerą pastatė, tai gali būti, kad kai kurie paukščiai net ir neišmigruoja. Bet didžioji dalis, jeigu taip įman bendrai, tai iš tikrųjų didžioji dalis mūsų zylių pasitraukia piečiau ir pas mus atskrenda šiauriečiai paukščiai. Ar migracija šiais metais įprastai prasidėjo, ar ankstesnė gavosi? Vat čia labai viskas priklauso, kaip sakiau, su migracija nuo orų. Šiemet kažkaip orai buvo ganėtinai keisti, net ir pavasarį, nes pavasaris atėjo ganėtinai anksti, sušilo ganėtinai smarkiai, tai dalis paukščių pradėjo perėti per tą šiltą laikotarpį, o paskui truputėlį atšalo oras ir tie, kurie nespėjo per tą pirmą šiltą bangą oro perėti, tai jie kaip tik suvėlavo perėti. Tai va tie pirmesni paukščiai, jie pradėjo ganėtinai anksti perėti, o tie kiti ganėtinai vėlai skrenda, tai net ir su čiurliais, pavyzdžiui, kur miestuose tokie paukščiai krekždės panašus, žmonės dažnai su krekždė maišo, bet jie su krekždė nieko bendro neturi, tai jie irgi kai kurie ganėtinai anksti iškeliavo, bet net ir dabar rugsėjo vidury dar kartais dalinasi, kad lizde vos ne jauniklius matėte, tai labai ištemptas tas migracijos laikas, tai taip, kad sakyt, ar čia kokie metai bus, ar ten šalta bus, jeigu jau paukščiai skrido, ne, paukščiai iš tikrųjų mato, koks oras yra, ypatingai tie netolimieji migrantai, kuriem nereikia toli skristi, jeigu atšalo, jie skrenda, jeigu šiltas oras, jie niekur neskrenda. Kitas dalykas su tais tolimaisiais migrantais, kaip minėjau, su gandrais, jie daugiau mažiau turi tą savo tokį laikroduką, kada iškeliauja. Tai tokie, labai skirtingas, o kad sakyta, ar skirtingai nuo kitų metų, pavyzdžiui, tai nelabai pasakyčiau, kad skiriasi kažkas migracijos, nes atėjo rugsėjo vidurys, zylės turi skristi, jos ir skrenda po truputėlį, taip kad kažkokių didelių anomalijų tikrai nepastebėjom. O sakei, zylės migruoja į pietus labiau irgi tuo pačiu. Ar yra paukščiai, kurie nemigruoja? Tikrai yra sėslių paukščių, tai dažnai višniai paukščiai, ten tetervinai, kurtiniai, kurapkos tos pačios, dalis pelėdų rūšių yra sėslios ganėtinai, tai tiesa dalis ir pamigruoja, kaip mažėja apuokai, jie nuskrenda ganėtinai nemažus atstumus, arba balinės pelėdos, bet didelė dalis pelėdų yra sėslos paukščiai ir jie laikosi arčiau savo perėjimo vietų. Taip pat žmonių geras pažįstamas kaimynas yra žvirblis, tai naminis žvirblis, karklažvirblis, tai jie super sėslos paukščiai ganėtinai, nes mes kiek Ventės rage esame žiedavę, tai vieną tiesą esam pagavę ir buvo su Maskvos žiedu, tai jau galvom, čia didelį atstumą kažkur įveikia, bet realiai už Kuršių marių yra žiedavimo stotis Kaliningrado srity, tai tas atstumas netgi tiesia linija per marias, ten nežinau, virš 10 km galbūt, gal šiek tiek daugiau, bet aš įtariu, kad net ir tų marių tas žvirblis neįveikė, galimai nuskrido iki kokios Nidos, kur ten vos keli kilometrai, įlipo, nutupė kur nors kokiam kelte ar kitam laivelį, kur žmonės plaukė ir galimai netgi su laivu atplaukė, nes kad perskristų žvirblis marias, čia jau būtų irgi didelė migracija tam žvirbliui. Tai žvirblis vienas irgi tokių sėslių paukščių. Aišku, yra dar galbūt genių kai kurios rūšys irgi nemigruojančios didelių atstumų, bet kartais Ventės rage, pavyzdžiui, būna išreikšta genių migracija, tai čia tikėtina, kad jauni paukščiai daugiau paklajoja, didesnius atstumus, dėl to tokia jau gaunas kaip migracija, bet didelė dalis ganėtinai sėslus paukščiai. Ir su kokiais iššūkiais būtent susiduria migrantai? Paukščių migracija iš tikrųjų priklauso daugiausiai, tai ar tolimas migrantas, ar artimas, tie tolimieji migrantai, kaip aišku, jau suprantama gaunas, jie susiduria su gerokai daugiau iššūkių. Tai pirmas iššūkis, aišku, žmogaus sukeltos problemos, tai visokios elektros perdavimo linijos, medžioklė ganėtinai daug kur vyksta, vis dar kartais net nesuprantama, nes, pavyzdžiui, toks kaip Libanas, pavyzdžiui, jie šaudo paukščius tiesiog pramogai, kas iki šiol nesutelpa galvoje atrodo, bet aišku yra labai skirtingos strategijos paukščių migracijos, tai tarkim pro Libaną, tai yra tie sąsiauriai tokie, kur paukščiai skrisdami į Afriką stengiasi apskristi Viduržemio jūrą, tai ten yra toks ganėtinai didelės paukščių sankaupos ir ten gyvenančiom šalim kartais atrodo, kad tie paukščiai kaip gyvi taikiniai, jie gali tiesiog medžioti. Aišku, kiti būna gaudo paukščius maistui arba net ir restoranuose kažkur delikatesas kaip Malta, Kipras, ten yra gaudo mūsų smulkiuosius paukštelius ir ten kažkur restorane net šiai dienai, aišku, dabar jau, kaip suprantu, ne
ne visai legaliai, bet tas verslas dar vyksta ir jie masiškai gaudo tos smulkiuosius paukščius. Tai va, pirmas dalykas tokios žmogaus sukeltos problemos migracijos keli paukščiam, o kitas dalykas aplamai gamtinės sąlygos, nes jeigu ten audros, didžiuliai lietus, didžiuliai vėjai, bet kita vertus galima viską davesti irgi iki žmogaus, nes dėl žmogaus kalties vyksta klimato kaita ir tos visokios anomalijos, tie vėjai, didžiulės audros, tai būna irgi nebe žmogaus pagalbos dažniausiai, tai tas irgi pražudo didelius kiekius migruojančių paukščių. Bet kita vertus, tos didelės migracijos iš tikrųjų atrenka iš paukščių stipriausius, sveikiausius ir visiškai normalu, kad dalis paukščių pražūna migracijos kely, nes jeigu visi grįžtų, tai pradėtų lygos plisti visokiausios ir gali būti, kad tiem paukščiam tikrai geriau nuo to nebūtų. Netgi vienas kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tos pačios gulbės nebylės yra, kurios anksčiau migruodavo nemažus atstumus, bet dėl žmogaus pagalbos, aišku, dėl visų batonų šerimų ir panašiai, kai kurie paukščiai net nemigruoja. Ir pastebėta, kad kai kurie paukščiai netgi tiek nutunka nemigruodami, kad jie jau tampa net nevaisingi ir net negali pratęsti giminės savo. Tokių dalykų yra iš tikrųjų. Ir ta migracija realiai turėtų būti. Kitas dalykas yra klimato kaita ir kai kurie paukščiai tiek toli nebeskrenda. Čia vėl gal ir atrodo ir gerai, paukščiui nereikia tiek toli skristi, jam daugiau šansų išgyventi, bet kaip minėjau, ta migracija vis tiek atrenka stipriausius, sveikiausius ir tokie buvo gamtos procesai nuo senų laikų ir jinai turėtų realiai vykti. Tai jeigu paukščiai nustos migruoti, tai galbūt irgi ne visai gera realiai. Nors kai kuriom rūšim, kaip pavyzdžiui didžioji antis, kurios irgi turėtų nemažų atstumus skraidyti, kad kai kurie ornitologai net irgi sako, gal ir gerai, kad jos niekur neįskrenda, bet kaip minėjau, manau, kad čia yra nenatūralūs procesai ir ta migracija vis tiek turėtų vykti, kaip ir vyko realiai. Nors aišku, tų procesų turbūt nesugrąžinsi atgal ir jie dėl klimato kaitos jie vis tiek keisis, tai manau ir paukščiai realiai pripras, kai kurie čia ateityje, manau, bus tai normalu. O kaip jie įveikia būtent tokius didelius atstumus, nes jie skrenda tikrai būtent tolimieji skrajūnai, labai toli. Dideli labai atstumai. Netgi yra vienas kaip pavyzdys, pavyzdžiui, kur man irgi nesuvokiama yra laplandinis griciukas, kuris iš Aliaskos nuskridęs buvo iki Australijos pietų, tai pietuose esančios Tasmanijos salos. Tai ten, man atrodo, jeigu nepameluosiu, ar 11 tūkstančių, ar gal net dar daugiau tūkstančių kilometrų. Ir jisai visiškai nesimaitinęs, visiškai negeręs, 11 dienų skrido tą atstumą ir be sustojimo. Tai čia yra nesuvokiami dalykai. Kiti paukščiai, aišku, turi visokias kitokias strategijas. Kai kurie, pavyzdžiui, žąsis ar ten kitos, kai kurios paukščių rūšis, kurios neturi didelių sparnų ir jiem yra ganėtinai sudėtinga skristi, tai jie skrenda tokiais trikampiais vadinamais, kur pirmas paukštis toks kaip vedlys pramuša oro koridorių ir kitiem jau automatiškai gaunasi lengviau skristi, nes vėjo pasipriešinimas mažesnis. Ir jie skrisdami keičiasi, tas pirmas nuskrenda į galą kažkur ir jeigu taip ilgiau stebint tą trikampį skrendantį, galima tą vaizdą net pamatyti. Kiti paukščiai kaip gandrai, ar ten plėšrūs paukščiai, kai kurie yra sklandūnai vadinami, jie pagauna šilto oro srovės, jie dažniausiai tokie tinginiai gali būti, įsimiega kokią 10 valandą, kada jau saulė sušildo žemę, tie atsiranda tie termikai vadinami, jie pasigauna tą termiką ir tokia, su ta šilto oro srovė kyla į viršų tokia spiralė gražiai ir paskui sklendžia savo reikiamą kryptim, tai gali kelius šimtus kilometrų įveikti net neplasnodami realiai. Tai jų čia vėl tokia strategija kitokia. Žvirbliniai, tie smulkieji paukščiai, jie stengiasi irgi daugiau mažiau būreliai skrist, bet ne dėl to, kad lengviau skrist būtų, nes jie dažniausiai gali pailsėti, paskrenda kažkiek pailsi, pasimaitina, toliau skrenda, bet jie tais būreliais skrenda gal dėl to, kad saugiau nuo plėšrūnų, nes tie žvirbliniai paukščiai vis tiek yra maistas kitiem plėšriem paukščiam ir automatiškai, kai skrenda žvirbliniai paukščiai, skrenda ir plėšrūs paukščiai, ten paukštnuogiai ar kiti sakaliukai įvairiausi. O būry yra saugiau, nes geriau pagautų kaimyną negu tave. Tai dėl to kiekvienas paukštis, kaip sakau, turi savas strategijas realiai migracijos. O plėšrūnai ir migruoja? Migruoja, plėšrūnai irgi migruoja, didžioji dalis plėšrūnų migruoja iš tikrųjų, tai ir nemažus atstumus. Pavyzdžiui, Lietuvos tokie įžymesni gal plėšrūnai, tai tarkim mažieji realiai rėksniai, kurie nuskrenda net visai pietų Afrikos gal nesiekia, bet piečiau Afrikoje žiemoja. Ten, aišku, yra kitų erelių, tarkim kaip jūrinis erelis, kur irgi čia ypatingai arčiau marių, kur jų kiekiai nemaži, tai jie yra visiškai sėslus, jie nemigruoja. Tai labai priklausomai nuo plėšraus paukščio rūšies realiai, nes
nes vieni va gali net iki Pietų Afrikos, kaip minėjau, nuskristi, o kiti gali niekur nemigruoti. Paukštnuogiai, kaip sakiau, va irgi paskui smulkiuosius paukščius migruoja šiek tiek, bet ir žiemos metu, kadangi zylių mes turime ir žiemos metu ir kitų smulkių paukščių, tai dalis jų lieka, bet didžioji dalis vis tiek skrenda ten, kur daugiau maisto realiai. Tai visi nu, paukščiam, aišku, ta migracija labai dažnai asocijuojasi su maisto paieška ir kartais atrodo, kad pas mus gal užtektų ir to maisto ir visko, bet vienas dalykas ganėtinai svarbus, dėl ko paukščiai migruoja, tai yra dienos trukmė, nes pas mus žiemos metu sutrumpėja labai dienos ir neužtenka to šviesaus paros laiko, kad paukščiai susirastų pakankamai maisto, tai dėl to jie skrenda ten, kur tos dienos gerokai ilgesnės ir kur jam jau tos saulės daugiau ir galėtų maistą susirasti. Tai labai priklausomai, tai va, dėl to dalis plėšriųjų paukščių lygiai taip pat skrenda ten, kur mažieji skrenda, kad jie galėtų juos gaudyti, o kurie ten minta kitų maistų. Tai aišku irgi labai priklausomai nuo mitybinių sąlygų viskas vyksta. Tai ką, ačiū labai daug informacijos suteikėjai ir tikriausiai lauksim visų Ventės rage pasidairyti būtent migruojančių paukščių. Taip, iš tikrųjų, nes Ventės ragas, ornitologam, Lietuvoje turbūt nėra ornitologo, kuris nėra buvęs Ventės rage, bet jeigu dar tokių yra, tai tikrai prašom užsukti, nes dažnai žmonės net įsižioja tą migraciją, žiūri, nors įsižiojus geriau nežiūrėti, nes paukščiai prisimaitinę skrenda, tai gali kokią dovanėlę išmest atsargiai. Ačiū, iki. Viso. Ačiū, kad klausėte pirmosios Lietuvos ornitologų draugijos Sparnuoti pokalbiai laidos. Sekite mus BirdLife LT ir Facebook paskyroje. Iki kitų susiklausymų.